kaip jau tie treneriai. Matyti, džiaugiuosi. Įvažiuojant jau čia jau nustebau, reiškia. Žavu. Čia visa architektų komanda, jų idėjus kaip tik sutapo ir jie projektavę stadioną. Aš prisimenu, kaip čia buvo senai, kadangi bėgau tais takais. Mes vadinom didžioji aikštė, o kitoj pusėje mažoji buvo. Tai vat šita visa erdvė, jinai gali sutalpinti apie 40 000 žiūrovų per didelius koncertus. Turbūt gražiausias stadionas Baltijos valstybėse. Šiai dienai taip, kol Vilnius vis dar ten stringa. Tai čia Vilniaus, tai iš viso aš galvoju, dabar nesusipratimas yra Vilniui iš viso statyti tokį stadioną. Aš tikrai neleisčiau statyti. Per 100 kilometrų, reiškia, 2 stadionai prie 3 milijonų gyventojų. Visi klausia, kodėl čia pilka. Taip. Tai dėl to, kad žmonės ir emocijas turi užpildyti stadioną, o ne kėdžių spalvos, ne raudonas dangos. Tai čia viskas tam, kad sportuotų ir džiaugtųsi. Futbolas jisai toks labiau atsiskleidžia galbūt auditorija daug didesnė yra, kai yra transliacija. Tai taip siekiame, kad reiškia, kad transliacijos metu nebūtų toksai labai ryškus kontrastas tarp žalios spalvos ir tarp oranžinių takų, kas labiausiai įprasta yra lengvai atletikai. Čia būdavo raudoni takai, šlako, kiek prisimenu. Buvo juodi, kada aš dar su lopetėlė savo startovskį, kaip sakant, daugutės kasdavau. Juodą dangą. Tai kada užpildysit žiūrovais visus? Mes savo darbą padarėm, dabar futbolistai turi. Rugpjūčio 3-4 parduota 40. Buvo 40. 2 vakarai dar po 40 Širano koncertų. Bus dideli 2 koncertai viens po kito ir kas yra smagu, ką mes irgi čia vis akcentuojam, kad toks objektas yra miesto centre, galima sakyti. Ir tas 40 000 žmonių, kurie po koncerto, po to eina į miestą, jie tarsi labai užpildo ir tokį pagyvina patį miestą. O čia visai greta, už sienos stato dabar mūsų suprojektuota lengvosios atletikos maniežą, didžiulis pastatas. Irgi visai jau matosi pabaiga artėja. Privalu jisai turi būti, todėl kad apšinimui, kas vyksta sportiniam renginiam, kai vyksta stadione, ten turi turėti galimybę apšinti. Savotiška nostalgija pirmiausiai. Prieš akis iškyla tas buvęs stadionas, buvo bėgimo takai, bet čia prasidėjo. Ir viskas, kaip sakant, ir paskui čia vienu metu Lietuvos rekordą 100 metrų turėjau. Tai kiek 100 metrų rekordas jūsų buvo? 11. 11 sekundžių. Tai aš oficialiai turiu registruotas ir dabar. Bet, kaip sakant, kitose varžybose Vokietijoje mano geriausias rezultatas buvo 10-8. Daug metų atgal. Nes jau 48 metais Niurnberge atstovavau Lietuvą, reiškia. O čia 48 metais turbūt vargu kas buvo gyvas. Dar ne. Bet savotiškas sentimentas vis tiek tai aikštėj liko.